materijai irgi reikalingi darbai, nes dvasia neturi nei kojų, nei rankų neturi dvasia. Kai žmogus jau geba užsidirbti pinigus, jis iš tiesų supranta, ką tai reiškia. Jis ir gerbia materiją. Reiškia, geri dalykai baigėsi, o dabar reikia sustoti, atsigręžti ir galbūt kažką tai keisti savo gyvenime. O kaip mes galim kitaip dirbti, jeigu mes savo darbą aukojam kūrėjai? Nieko neturėdamas neturi kuo ir apsikeisti. Dvasia apdovanot gali vieninteliu dalyku – supratimu. Labą dieną. Susitikome šiandien pasikalbėti apie energijos mainų dėsnio svarbą ir raišką žmogaus gyvenime, o taip pat dvasios ir materijos pusiausvyrą, gilindamės į materialią energiją ir visą, kas telpa į šią savoką, pradedant nuo žmogaus kūno, toliau jo darbo ir to darbo pasekoje įgyjamo turto, nuosavybės, daiktų ir pinigų. Ir iš tiesų pati tema yra susijusi su labai šiuo metu gaju mūsų vartotojiškoj visuomeniai daiktiškumo kultu. Kai žmonės yra vertinami pagal tai, kiek ir ko jie yra sukaupę. Ir bažnyčia savo paverčia bankus. Dėl to ir norisi pasigilinti į tai, kasgi vis dėlto yra tikri dalykai. Kai pamirštame, kad laimingas žmogus netampa tuomet, kai jisai turi sąskaitoje milijoną pinigų arba milijoną sekėjų savo paskyroje, bet vis dėlto laimė yra kažkas kito. Tai apie tai, kas yra susikuriama, tą savo materialią energiją, dabar ir norėčiau panagrinėti kartu su Rimantu Liberiu. Sveiki, Rimai. Labą dieną. Ir Andrium Labanu. Labas, Andriu. Labas, Laura. Tai kaip jums atrodo vis dėlto, kodėlgi yra labai svarbu žmogui susikurti savo energiją? Pačiam gebėti ją susikurti. Pradžioje reiktų atkreipti dėmesį, ką mes vadinam energija ir kokios jos iš viso yra, kad ir mūsų klausytojai, ir mums patiems būtų aiškios savokos. Tai visien mes turim tą materialę, grubę energiją, tai yra mūsų ir uždirbami pinigai, atlyginimai mūsų gaunami, sukauptas turtas, tai, ką mes įsigijame per visą gyvenimą, patys padarome, sukūrėme, tai ta grubioji mūsų galbūt energija, mes turim ir emocinę energiją, tai mūsų visos emocijos, mūsų bendravimo lygmuo, kaip mes bendraujame, kaip mes ar nežaidžiam kito, mūsų, sakykime, mentalinė energija, kuri susikūrėma per intelektualaus, sakykime, proto vystymas, mūsų sukūrėme kažkokie tai intelektualūs kūriniai. Mes mokomės, įgyjame žinias, kurias vėliau taikome praktikoje, tai prisideda prie mūsų profesionalumo, tai pradeda mums ir vėliau tą fizinę, materialią energiją kurtis. Ir aišku, yra dar dvasinė energija, kurios mes taip lengvai nepasigaminsime, tik augdami per sakykime, sąmonėdami, keldami savo sąmoningumą, ateiname prie to, kai atsiveriame dvasinę energiją. Tai yra didžiausias turtas. Žmogaus supratimas, kurio niekaip kitaip neįgysi, kaip tik kaupdamas tais laipteliais per sąmoningumo lygmenis iš aš kūnas pozicijos, per aš jaučiantis, per aš mąstantis į aš sielą. Toks yra žmogaus kelias. Tai pradedam visuomet nuo pačios. Kiekvienas turbūt turim pradžiai sugebėti išlaikyti save, užsidirbti, susikurti tą materialią bazę, nes be jos nepatenkinami, vėlgi paimkim tą Maslow piramidę, nepatenkinti apatiniai žemiausiai poreikiai, saugumo, tiesiog gebėjimo nusipirkti, pavalgyti, tu be to niekur toliau jokių aukštesnių tikslų greičiausiai nepasieksi. Taip kad bent jau tą bazę, kad nebūtų išlaikytinių tėvų ar giminių, artimųjų, mes turim prieiti prie to, kad sugebėti užsidirbti patys. Tokiu būdu
susikūrėm savo fizinę, tą grubę, materialią energiją, kuri tarnauja mums pagrindiniam, tiem baziniam poreikiam patenkinti. Ir aišku, suteikia galimybės toliau įgyti ir daugiau žinių, keliauti, pažinti visą šitą gražų pasaulį ir kopti sąmoningumo laiptais aukštyn. Ar vis tik tai yra normalu ir natūralu, kad mes pradedam nuo tų pirmųjų žingsnių, kad kiekvienas yra daugiau savanaudis ir egoistas. Tai reiškia, kad norintis daugiau gauti ir visada besirūpinantis tuo, kad gautų, kad susikurtų dalykus, galvojantis apie save. Na, tarkim, savo šeimą daugiausiai. Ar tai yra įprastas kelias, įprastas modelis galbūt, kaip žmonės gyvena ir pradeda savo gyvenimą ir kas gal padeda jį keisti? Taip, prie įpročio imti mes iš tikrųjų pradžioje gyvenimo priprantam. Kai mes gimėm, mus pasirūpino akušerė, pasirūpino tėvai, paskui ėjome į vaikų darželį, auklėtojas rūpinosi ir aišku, mes mokykloje mokytojai, tėvai rūpinosi, seneliai ir taip, esant žmogui dar vaikystėje, paauglystėje, natūraliai tuo metu jis daugiau ima. Jis daugiau ima, kadangi jam dar sunku pačiam kažką suprasti ir sukurti. Tai vat yra labai svarbu, kad kažkuriame tai jau paauglystės metuose ar jau vyresniam amžiui žmogus pradėtų suprasti apie tą imti duoti pusiausvyrą. Nes, kaip žinome, gamtoje viskas vyksta veiksme, viskas kinta, nieko nėra pastovaus. Ir jeigu mes tik vektorius į vieną pusę ėmimas, tai reiškia atsiranda užsistovėjimas, reiškia nebėra vystymasi. Tai labai svarbu, aišku, pirmiausia, kad ir tėvai, labai svarbu auklėjimo šeimoje, kad tėvai vaikus pratintų, kad jie irgi turėtų kažkokias pareigas, bent minimalias pradžioj, ar tai susitvarkyti savo kambarį, ar nuvykti į parduotuvę, kad jie jau pradėtų suprasti, kad reikia kažką duoti, ne vien imti. Tada žmogus ir greičiau ir gyvenime ateina supratimas apie tą pusiausvyrą duoti imti. Aišku, dabar yra tokių krypčių dvasinių, nemažai atsiranda, ypač gal daugiau rytietiško pobūdžio, kur kažkaip ten kalba apie nedarimą. Yra, tu nedaryk, tiesiog būk ir savaime įvyks stebuklas, tu kažką gausi, tapsi dvasingu. Tai yra iš to išplaukia, kad tie ir mokytojai, ir nariai šių mokymų nesupranta to dėsnio materijos ir dvasios pusiausvyros dėsnio nesupranta. Kaip aš ir minėjau, jeigu vien tik tai bus nedarimas, neveikimas, tai nebus tikrai asmenybės vystymas ir žmogus paskęs savo iliuzijoje astralinėse, kai jis labai dvasingas, labai jisai daug pasiekęs, bet iš tiesų, kaip ir Andrius atminėjo, jeigu žmogus dar nesukūrė nieko materijai, jeigu jis dar neturi profesijos, jeigu jis netapo specialistu kažkurioje srityje, tai tas kelias į nieko nedarimą veda į niekur iš tikrųjų. Todėl tikrai papildys Andrių, kad labai svarbu, kad ypač jaunas žmogus, sakykime, net ir žmogus iki 40 metų būtų jis aktyvus išorėje. Labai svarbu, kad jis kažką mokytųsi, siektų specialybės, taptų kažkokios specialybės srities profesionalų ir tuo pačiu jau galėtų duoti visuomenei, duoti kitiems, ne tik savo. Aišku, plačiau žiūrint dabar, kaip jūs minėjote apie šeimą, taip, natūralu, kad rūpinimas šeima tai yra pareiga ir labai gerai, kad žmonės rūpinasi šeima ir jos gerbūviu. Būtų blogiau, kad teko man iš patirties ir gyvenimo atveju, kai žmonės pradeda sakyti, kad man šeima yra kliūtis dvasingumui. Tada žmogus jau nebesirūpina, net ir nebedirba. Jis kaip ir reikalauja, kad jį išlaikytų ar žmona, ar jau vaikai, jeigu jau užaugę, nes jis turi laiką skirti dvasingumui. Tai irgi neteisingas vertybių supratimo, karmos supratimo yra, vertybės
dėsnio, materijos ir dvasios pusiausvyros dėsnio neteisingas supratimas, kuris irgi iš tikrųjų neveda į tą dvasingumą, neveda į tą, kaip žmonės įsivaizduoja tą, ar sąmoningumą, kaip jie įsivaizduoja. Nes pareigas turime atlikti šeimoje, taip, ir turime atlikti pareigas ir prieš vaikus, ir šeimoje. Tačiau, jeigu jau žmogus pradeda būsti, jis jau supranta, kad to jam mažai. To mažai ir tada jau atsiranda poreikis kitiems dalykams. Ir labai gražu, tada, kada žmogus, jeigu jis jau sąmoningas, sugeba tai suderinti, materiją su dvasia. Kad nenuvertinama materija, rūpinimasi būtinaisiais dalykais materija ir tuo pačiu skiria laiką dvasiai savo sielai. Tiesa, Rimai. Aš noriu tiesiog papildyti dar galvodama apie, kad kiekvienam gyvenimo etapui yra tam tikros užduotys, kurias reikia įvykdyti. Ir aš dabar galvoju, kad man pačiai prieš kokių 12 metų buvo labai aišku, kad reikia susitvarkyti materialią bazę. Aš užsibrėžiau tikslą sukaupti pinigų butukui, mažam. Ir aš labai kruopščiai prisimenu kiekvieną mėnesį, kaip aš vedžiau apskaitą savo išlaidų, įplaukų ir išlaidų ir atsisakydama visų nebūtinųjų pirkinių. Ir po 3 metų aš sukaupiau reikiamą sumą ir įgyvendinau tą tikslą. Ir man atrodo dabar, kad tas saikingumas ir to tikslo turėjimas, tebūnie materialaus tikslo, yra vis dėlto labai svarbus tam, kad tu galėtum įgyvendinti. Ir vėliau ateina supratimas, kad tai tau duoda laisvę. Kai tu apsirūpini tą, vadinkim, materialų stabilumą, kažkokį susikuri, tai tau duoda laisvę daryti kitus darbus, kuriuos matai, kad yra labai svarbu padaryti ir už kuriuos, beje, labai dažnai mes negaunam atlyginimo, materialaus atlyginimo, ar ne? Tai aš ir noriu jūsų paklausti, gal ir vesti prie to, kad kokiegi būna atlyginimai už darbą? Ar visada būna matomas atlyginimas, kada jis būna matomas, o kada yra nematomas atlyginimas už darbą? Taip, žmogus dirbdamas, sakykime, žmogus dirbdamas tikisi gauti atlygio. Tai tą mes susikūrėme per savo profesionalumą, įgydami žinias, taikydami jas praktikoje, augindami savo profesionalumą, mes nusipelname, pavadinkim, galbūt ir didesnio atlygio. Dažnai sutinkame darbe ir kolegas, vadovus kartais, kurie mus ir toliau mokina, perduoda savo patirtį. Vieni žmonės tai supranta, kiti ne. Tai yra iš dalies jau tas, pavadinkim, nematomas atlygis. Vieni patys mano, kad labai gerai viską žino, labai išmano ir kartais net atmeta, sakykime, tą padrasnimą, patirties perdavimą, žinių perdavimą. Ir tuo pačiu savo uždaro kelią į didesnį supratimą, nes neišreiškia dėkingumo už tas pastabas, kartais jos būna žmonėm ir skausmingos. Tai čia vien tam, sakykime, materialiame lygmenyje, o žmogui atėjus į dvasinį kelią, priejus prie vedlio turint vedlį ar mokytoją kūne galbūt esantį, pasitarnaujant, prisiemant tarnystės tam tikrus veiksmus, darant tuos žemiškus darbus, už kuriuos ir negaunamas joks atlygis, visuomet už tai atlyginama dvasiškai. Dvasia apdovanot gali vienintelių dalykų supratimu. Ir tai yra žmogui didžiausias džiaugsmas, tie, kurie patyrė tą džiaugsmą, tiem, kuriem įvyko tos eurikos, kad vakar mąsčiau vienaip, šiandien galbūt kažkokios talkos ar darbo sunkaus prisijimto.
man tam tikri klausimai atsiveria visai kitų aspektų, aš pradėjau kažką suprasti kitaip. Tai yra didžiausia dovana, nematomas atlygis, už kurį reiškiant dėkingumą augama toliau. Tai va, tokie du rakursai, tiek materialiame, tiek darbinėme mūsų kelyje. Tas atlygis nematomas yra, tik ne visi jį supranta, o dvasiniam kelyje jis galbūt daug ryškesnis ir daug vertingesnis. Dar, Rimai, nepameskit minties, bet aš prisimenu, kad iš tiesų Astrėjos tekstuose ne kartą buvo rašyta apie tai, kad paprastai nuo prisiimtos atsakomybės ir nuo profesionalumo labai priklauso, kokį žmogus gaus atlygį. Bet yra toji pusė, kurią labai gražiai praskleidė Andrius. Prašau, Rimai, kokios jūsų mintis apie tai? Ta kita pusė, taip yra tie darbai dviejų tipų, gal yra vieni darbai, kuriuos mes dirbame darbuose, kad gautume atlyginimą ir galime patenkti savo būtiniuosius materialius poreikius. Bet yra ir darbai dar kiti, už kuriuos, kaip sako, kuriuos negaunamas joks atlygis. Tai yra tarnystė, mes vadiname, tai vadiname religijose ir dvasinės kryptyse, tai tas darbas yra vadinamas tarnystė. Yra tarnystė, už kurią žmogus materialaus atlygio jokio negauna. Jis tai savo darbą, savo laiką aukoja tai bendruomeniai, tai idėjai ar tiems vedliams, kurie veda. Tas darbas yra, kaip sakoma, širdžiai, taip, širdžiai arba sielai, jisai visai kitokio pobūdžio. Galbūt dabar truputį aš savo patirties gal papasakosiu, kaip aš prie to priėjau, nes visada pradžioje pasirinkus tą dvasinį kelią, domintis jau iškyla ta tokia, sakant, dilema, kad galbūt jau, jeigu aš jau pasakau dvasiniu keliu, tai kažkurie tokie darbai, būtiniai, materijai, tokie grubus, jie nebetinka, nes tai trukdo mano dvasingumui. Ir tikrai šitą ir teko dar iš kai kurių žmonių, kai būdavo kažkokie seminarus ar kursuose, taip jie labai tą fizinį darbą tokį, ar tarnystę sakydavo, tai čia nori mane išnaudoti. Toks buvo tokia mintis. Tačiau ir man pradžioje atrodė, kad jeigu aš jau pradėjau domėtis, eiti dvasingumu, pradėjau domėtis, tai akcentas turi būti knygos, dvasingos knygos, seminarai tam tikri, lankymas šventų vietų, galbūt net ir kuo daugiau, taip jau noras toksai, kad toksai būna pradžia tokia euforija, norisi tuo tokio dvasingu pasirodyti ir net kažkaip truputį ir materijos atmetimas toks net gaunasi, čia antrailis dalykas, aš neturiu laiko, bet po truputį, jeigu žmogus taip viską sąmoningai vertina ir tikrai skaito atidžiai ir tą knygą, ir tą seminaras klauso, ir patenka pas gerus mokytojus, ateina supratimas, kad materijoje irgi reikalingi darbai, nes dvasia neturi nei kojų, nei rankų neturi dvasia, o darbai materijoje tam tikri irgi turi būti padaryti, kad ir, sakykime, religinės bendrovėse irgi, ir bažnyčiai nereikia ir tvarką, ir dulkes nuvalyti, ir tvarką padaryti, ir teritorijas tvarkyti. Taip pat ir dvasinėse bendrijose yra begalė tų ūkinių darbų, kurie yra būtini. Tie materialūs darbai yra būtini tam, kad būtų tvarka ir harmonija. Nes jeigu mes pradėsim ignoruoti materiją, tada aišku, mes neskirsime tiek dėmesio ir tada gali atsirasti netvarka. Atsirasti netvarka materijoje. Netvarka materijoje tai yra neharmonija. Jau tai trukdo dvasiai pritekėti, tai trukdo ir žmogui, jeigu jis gyvena chaose, netvarkoje, savo, kad ir buityje, ir jis sako, kad aš dvasingas ar labai noriu būti, tai yra trukdis pritekėti švariai dvasinė energija, nes dvasinė energija yra švari ir kad norint jas gauti, turim paruošti, pirmiausia, aišku, save turim paruošti kaip indą, kad jis būtų švarus, kad mažiau būtų ydų,
mažiau būtų tų mūsų savybių, tų, kurios trukdo, daugiau būtų gėrio, meilės, aišku, puikybės, kad nebūtų. Tai tada ir ta dvasinė energija pratekės, taip pat ir aplinka. Jeigu mes, kad ir būsim, sakykime, šiek tiek paruošę kūną, bet aplinka bus netvarkinga, bus joje chaosas, netvarka, tai ta energija irgi nepritekės dvasinė energija, nebus pasiektas rezultatas to, kokio mes norime. Todėl, kaip ir Andrius sakė, pakartosiu, tai turim gerbti materiją, kad ir siekiame dvasingumo, ar jau laikom kai kas save dvasingais, turim gerbti materiją ir skirti jai laiko ir dėmesio. Tiek, kiek reikia. Aišku, nesikoncentruojant į ją. Taip, Rimai, ta tvarka materijoje, aš galvoju, kad ir tvarka finansuose irgi yra labai svarbi. Todėl Andriaus paklausiu pasidalinti tiesiog, kaip man atrodė ir aš pati kaip mokiausi, ar ne, kažkokią savo tvarką įsivesti savo finansuose. Taip aš galvoju, ir įmoniai be galo svarbu yra tvarka šitoj srityje, ar ne? Gal, Andriau, gali pasidalinti, kokie yra patys svarbiausi dalykai, kad ta energijos apytaka būtų harmoninga. Taip, tvarka finansuose jo, sakykime, įmonė yra vienokia tvarka, bet panašią tvarką turi susikurti ir kiekvienas žmogus. Bėda galbūt yra ta, kad mūsų nei mokykloje, nei universitete to nemokina asmeninių finansų. Dabar kuriasi naujas specialybės, atsiranda ir konsultantai, kurie tai padeda susitvarkyti. Tad pradedant nuo įmonių tvarkos, ten daug paprasčiau, yra visas mokslas, finansų valdymas, ir yra ir biudžetas sudaromas, ir to biudžeto laikomasi, tai vadinasi finansinė drausmė, kur yra iš pradžių viskas suplanuojama, o toliau yra prižiūrima, vėliau koreguojama, taisoma ir vėl prižiūrima. Tai įmonė lengviau tą tvarką prižiūrėti. Svarbu galbūt jos yra nepažeisti, kad įvertinti, kad visi darbuotojai gautų laiku sutartą atlyginimą, nes atlyginimo nemokėjimas vėl sujaukia energiją, materialią energiją šiuo atveju. Tai labai svarbu laiku ir teisingai apmokėti, susitarti su darbuotoju ir to žodžio laikytis. Minėjai, kad profesionalumas svarbus yra žmonėm, atsakomybės prisiėmamos antropotesofinių požiūrių dar išsakyta yra, kad čia gal dar vieną įterpsiu, komunizmą, kai žmonės kūrė, aš dar augau tuo laiku, kai buvo kūriamas komunizmas, tai buvo sakoma, kad iš kiekvieno kiekvienam pagal jo poreikius, iš kiekvieno pagal galimybės. Žmogus kiek sugeba, o jau jam pagal poreikius turi duoti. Tai antropotesofiniu požiūriu būtų, kad iš kiekvieno pagal jo galimybės vadovas turi matyti ir žinoti, ko galima su tuo žmogum kartu pasiekti. O jau ta kita pusė, kiekvienam pagal jo darbo kokybę ir jo nuoširdumą turėtų būti atlyginama. Tai čia tas harmoningos organizacijos galėtų būti šaukinys, gyvenime, aišku, pasitaiko visaip. Čia labai daug dar yra priklauso nuo asmeninės žmogaus karmos, finansinės karmos, kaip jau jam priklauso, nes būna ir atveju, kai geras darbuotojas, nuoširdžiai dirbantis ir žiūrėk, kažkodėl tai jis niekaip negauna to, ko galėtų būti vertas, nes žiūrėk, kiti kolegos prašiau dirba, o šitam žmogui, gerai dirbančiam yra kažkodėl tai prašiau atlyginama ir būna labai dažni atvejai, kai žmogus galbūt nekokybiškai, bet sugeba save parodyti, kažkaip išstatyti ir sugeba išsiderėti, pavadinkim, iš kai kurių vadovų, tos didesnius atlygius. Ir per tokius dalykus, kai vienas yra nuvertinamas, o kitas pervertinamas, sukuriama irgi disharmonija organizacijoje, pažeidžiama finansų tvarka ir taip, sakykime, išbalansuojama. Tai pačioje organizacijoje tą tvarką pasidaryti galbūt yra lengviau, žinant tam tikrus dėsnius, pavadinkim, kad yra energijos mainų dėsniai, jau tu gali daug teisingai subalansuoti. O asmeniniuose finansuose čia jau tikrai tėvai turėtų pradėti vaikus mokyti. Mokyklose galbūt kažkokios disciplinos galėtų atsirasti, kaip susidėlioti, kaip ir pati minėjai savo pavyzdžių, kaip pasirinkti biudžetą, kaip susidėlioti, kaip paskirti pinigus į atskiras, galbūt pavadinkim tai piniginės, kiek ten būtinosioms reikmėm, kiek pramogom, kiek taupimui, kiek reiškiasi galbūt investavimui, pradžioje investavimui savo žinias, nes mokslai irgi, sakykime, labai gali būti
prasmingas dalykas, nes žinios mums atveria kelius. Tai to pradėti turėtų galbūt mokyti tėvai, mokykla, universitetai visai jau daro įmonės lygmenių, tai tiesiog, kuo anksčiau bus pradėta, tuo anksčiau žmogus bus sąmoningesnis ir galbūt tą piniginį ekvivalento vieneto vertę labiau supras, kaip ta energija yra pradedama kurti, kaip jie yra pradedama dalintis, keistis ir vėliau prieinama prie to, nes ir tėvai, sakykim, kas, sakykim, ar šventyklai, ar bažnyčiai aukoja kitą kartą ir to atidavimas, pagalba kitiem, auka, atidavimas, jeigu nuo mažens nuo vaiką mokyti ir paaiškinant jam prasmę, žmogus pradeda greičiau suprasti tą atidavimo, aukojimo prasmę. Čia turbūt dar bus gal šios dienos temoje, apie tai galbūt dar kalbėsim, nes aukojimas irgi yra svarbus aktas, kuris galimas tik tada, kai tu susikūrei, nes negali paaukoti to, ko tu pats neturi. Taip, taip. Tai tą tvarką iš ties kiekvienas turėtų susikurti ir jinai užtikrina tą harmoningą ėjimą į priekį. Ir tas momentas, kad kai žmogus jau geba užsidirbti pinigus, jis iš tiesų supranta, ką tai reiškia. Jis ir gerbia materiją, jos nenuvertina. Ir labai dažnai tas, kuris neturi, sako, kad tai yra nereikalingas dalykas. Ir tada tampa našta kažkam, kažkas jau turi pasirūpinti, nes čia žemėje gyvendamas turi ir maitintis, ir apsirengti natūralu, ir kitokie įvairūs reikalingi dalykai, kurie pinigus kainuoja. Iš tiesų, tai tas suvokimas turbūt apie pinigus kaip apie būtinąjį energijos verčių ekvivalentą, kad mes galime apsikeisti kažkuo tik turėdami pinigų, yra svarbus, man atrodo. Ir todėl nėra blogų pinigų kaip tokių savaime. Bet ko aš noriu paklausti, sąsaja yra tarp pinigų ir uždarbio būdų. Galbūt šitą galėtumėt momentą kažkiek praskleisti. Ar gali vis tik tai pinigai būti blogi, geri, neutralūs pinigai ir kaip tai susiję su tuo, kaip žmogus uždirbo? Be abejo, kaip ir minėjot, Laura, patys pinigai kaip yra neutralūs, kaip ekvivalentas verčių, pasikeitimui tam tikrų, bet jeigu jie yra neutralūs, jie tada atviri bet kuriai energijai. Jie imlūs energijai. Ir dabar kokia ta pinigų energija tampa priklauso nuo uždirbimo būdo. Uždirbimo būdai yra įvairūs. Pats, aišku, teisingiausias būdas uždirbimo yra, kada žmogus yra profesionalas savo srities, jisai sąžiningai dirba, atlieka darbą puikiai ir galbūt dar daugiau negu jo pareiginės instrukcijos reikalauja. Įdeda jis savęs meilę, įdeda, kaip pavyzdžiui, jeigu gydytojas yra, jis atlieka ir laiką neskaičiuoja, ir išbūna prie ligonio daugiau negu galbūt jo pamaina reikalauja. Taip pat ir mokytojas geras, jeigu jis rūpinasi vaikų, sakykime, vystymusi, jų vertybės formavimui, jis aišku turi daugiau laiko skirti auklėtės, pavyzdžiui, klasės po pamokų, įdėti meilės į tą darbą, kažką paaiškinti daugiau negu galbūt yra dalykas, bet formuotų žmogaus dvasinį stuburą. Tai ir taip toliau yra. Ir kepėjas, koks gali būti labai sąžiningas, kuris labai daro naminę duoną, kepa jis meilę ir džiaugiasi, kad perka, kad ta duona patenka žmonėm ant stalo ir ar ten kas kosmetiką daro labai sąžiningai, natūraliai. Taip, visi tie pinigai, kurie atliekami savo darbą, panaudojant savo įgytą žinias, profesionalumą, jie yra geri pinigai. Kiti pinigai yra neutralūs, kada žmonės dirba, sakykime, jie nekūrė nei gėrio, nei blogio, sakykime, jie gyvena to vidutinį tokį gyvenimą, sąžiningai dirba, atsiskaito, moka už paslaugą šitą ir išleidžia tos pinigus savo pomėgiams. Tie pinigai yra dažnai net nesąmoningai, ar ne? Taip, tie pinigai yra neaukoja savo darbų Dievui, ar kažkaip. Ir yra trečia rūšis, kurie, sakykime, pinigai yra, kurie blogi, mes pavadinkim. Ir tas posakis, kad pinigai nekvepia, iš tikrųjų yra netiesa. Jį sugalvoja tiem, kurie naudinga. Iš tikrųjų, pinigai gali labai
energetinė prasme smirdėti, tiesiog dvokti, ar net, kaip sakant, būti krauju aplaistyti, jeigu jie yra uždirbami, gaunami, pasinaudojant kitų žmonių apgavystę, manipuliuojant, iš kitų žmonių priklausomybėm pasinaudojant, taip pat, aišku, kitų žmonių skausmų pasinaudojant, siekiant tik savo tikslo. Visi pinigai, kurie yra uždirbti, sakykime, pornografijos pramonėje, azartinių lošimų, ginklų pramonėje, alkoholio pramonėje, visi pinigai, šie pinigai nėra geri, kai mes sakom, jie turi ir tą vertę ekvivalentinę, bet to pačiu turi blogą karmą. Jie tikrai smirda tie pinigai, o jeigu pinigai turi blogą karmą, tai tų pinigų naudotojai kažkada tai vis tiek, kaip mes žinome, karmos dėsnį, kažkada ateis pasiekmė, pasivės pasiekmė ir kažkaip tai pasireiš gyvenime. Tai aišku, negeroji buvo, tikrai galutiniam rezultate tie pinigai net neš laimės nei tam žmogui, jeigu ne jam, tai gali atsiliepti vaikų gyvenimuose. Tai visokių ten situacijų atsiranda ir nelaimė, ir sveikatos. Taip kad didžiuotis ar džiaugtis dabar turint pinigų ir negalvojant apie jų energiją, tai nėra jokia vertybė ir nėra tai gerai. Taigi uždirbimo būdai vis dėlto labai yra svarbus suvokimui tam, kad energija gali būti tiek kurianti, tiek griaunanti. Ir tą griaunančią energiją, vadinkime taip, kartais apvalyti bandoma aukojant. Sąmoningai ar nesąmoningai, ar ne, bandoma aukoti. Andrius tą aukos temą buvo palietęs, iš tikrųjų galbūt ir verta prie jos dabar ir pereiti. Pradėkim nuo to, kad kartais aukojama tam, kad išpirktų kažkiek savo kaltę, ar ne, tie, kurie uždirba netinkamais būdais. Galbūt, Andriau, praplėstum apie aukojimo tada prasmę ir vertę, kada būna va šitaip aukojama ir kada vis tik tai auka yra ta sąmoninga, žinant to prasmę ir vertę. Taip, aukojimas iš ties yra toks prisidėjimo prie svarbaus reikalo, žmonių kažkokio tai poelgio ar skleidžiamos idėjos aktas. Tai tiesiog žmogus aukoja arba savo sukurtą materialią energiją tam reikalui, arba aukoja savo laiką, ką mes ir vadinam tarnystę, nes jam tai yra svarbu, brangu ir jis nori prie to vienaip ar kitaip prisidėti. Tai jeigu toks žmogus, kuris nori prisidėti, tuos pinigus uždirbo dorai ir turi švarius pinigus, tai jo aukojami pinigai tam reikalui iš tikro pagelbėja, prisideda. Priešingų atveju, jeigu tai būtų žmogus, sakykime, kaip minėjom, nedorais būdais uždirbtais pinigais, ar pajutę, ar šiaip norėdamas, galbūt ir idėjiškai palaikyti, arba tiesiog pasipuikuoti, parodinti, koks jisai puikus mecenatas, rėmėjas, arba, kaip minėjai, išpirkti savo kaltę, jeigu jisai aukotų tokius pinigus, jisai praškai tą sunkia energija suteršia to reikalo, visą energetinę prasmę, visą tą reikalą, ir tiem priėmėjam, sakykime, jeigu jie nesigilina į ką jie priima, gali tekti labai smarkiai išsirginėti, gali būti pristabdyti jų darbai, jie gali strikti savo ketinimuose, visa ta veikla gali strikti, tai baisus reikalas iš to gali gautis, reiškiasi. Žmogus galbūt ir iš tikro nori atpirkti ir aukoja, reiškiasi, galbūt netgi tikisi kažkokių tai dvasinių dovanų. Jeigu tie pinigai yra nešvarūs, tai geriausiu atveju gali būti gauti gerą pamoką. Per kažkokius tai įvykius jisai gali suprasti, kad elgiasi nedorai, negarbingai, kad reikia kažką keisti savo gyvenimu. Ir taip pasikeis gali jo gyvenimas, tai būtų geriausia, kas gali iš viso to išeiti. O priešingų atveju jisai, reiškias, gali ir likti ir nukentėjęs. Ir dar galvot, paaukoju ir man čia tokie reikalai vyksta. Tai vėlgi susijęs tuo dėkingumu, supratimu situacijų, kojos moko. Nes visi nori, ne visi, o dalis žmonių nori tų kažkokių tai gerybių. Su tuo tikslu kitą kartą ir aukoja. Čia reiktų paminėti aukojimo galbūt 3 etapus, kai žmogus
aukoja iš savanaudiškų tikslų, kad nori tiesiog kažko tai gauti kažkokių tai dovanų, galbūt kažkokio tai vedlio dėmesio, būti išskirtiniu. Būčiau antras žingsnis, kai jis jau tiesiog nori būti išskirtinis, parodyti, kaip jisai čia yra svarbus, prisidedantis prie visų reikalų. Ir tik trečiasis, tas tikrasis, nuoširdus, sąmoningas aukojimas, kai iš tikro žmogus iš viso širdies nori prisidėti prie to reikalo savo materialia energija, savo laiku, darbu. Tai yra tas sąmoningas aukojimas, kuris ir yra apdovanojimas tais didžiaisiais dalykais, kaip minėjau, supratimu, už ką išreiškus dėkingumą, tos dovanos vėliau auga su link to žmogaus sąmoningu darbo ar sąmoninga auka. O daugumai, pavadinkim, tų mecenatų ar aukotojų, visą tai tiesiog nusirašo kaip reklamos išlaidas, kaip įmonės turi savo reklamos biudžetą, kad didint savo žinomumą. Taip ir kitą kartą žmogui mecenatystė išeina tik į jo vardo žinomumą, bet jokių būdų ne į kažkokias dvasinės dovanas, nes jo ketinimai buvo kiti, jo motyvas buvo visai kitoks. Nes jeigu tu nori išties paaukoti, yra tas vadinamas inkognito aukojimas, kai aš tiesiog atėjau ar bendruomeniai kažkur skirtą tam vietą padėjau pinigėlį, ar bažnyčioje yra specialios dėžutės, kur, sakykim, tu įmetei ir niekas nematė, niekas nežino. Nes dažnas atvejais būna, kai kunigėliui įkiša tuos kelis euriukus ir dar paskiau žiūrėk, prašo ten dėmesio, atvažiuok čia pažiūrėk, ir čia padėk, ir čia to, ir ano, tai čia anokia ir auka. Taip, kad aukojimas inkognito, galbūt yra tiesiog tu žinai, kad karmos valdovai, jie mato tavo nuoširdumą, mato tavo motyvus ir pagal tai tik tai eina ir atlygis. Kaip sakyt, mums nereikia, kad kiti matytų ir tai įvertintų ir kažkaip užskaitytų. Yra, kas tą darbą atlieka tiksliau negu mūsų mokesčių inspekcija. Karmos valdyba, kuri tos dalykus sužiūri. O žmogui belieka tik tai ugdyti savo sąmoningumą, nuoširdumą, pasitikrinti motyvus. Ir dar galbūt svarbu, kad ne tiek svarbi ta aukos materiali išraiška, kiek tavo tas nuoširdumas, nes visuomet matydavau, reiškia, ir bažnyčios, sakykime, moteriškės ir senutės įdėtas 2 eurai kitą kartą yra daug didesni ir vertingesni, nes neatidavė galbūt tą tikrą vertę, tai yra duonos kepaliukas. Ir galbūt turės mažiau ką pavalgyti, o kitam mes 20 eurų yra tiesiog niekas. Tiesiog kaip eilinė kavos puodelės ir tiek. Taip, kad vis tik tai atkreipsiu dėmesį ne dydis aukos, o jo sąmoningumas. Ir aišku, vėlgi tada jau žiūrim ir kitaip, jeigu tai yra turtingesnis žmogus, jis kitaip ir perskaičia, pavadinkim, ta dešimtinė, pensininko dešimtinė yra vienokia, turtingo žmogaus dešimtinė yra visai kitokia. Ta materialia išraiška reiškia. Ir kai tekia ir su bendraminčiais, ar su, sakykime, draugais šnekėjęs, ir tai turtingo žmogus, kai sako, jo didelis atlyginimas, tai jam tas 10% atrodo beprotiškai dideli pinigai, jis bando tada perskaičiuoti kažkaip, kad čia senovėje tai buvo štai taip. Tai vis tik tai galbūt tu ir gavai ir uždirbai tuos didesnius pinigus dėl to, kad natūraliai vystai savo gebėjimus, savo kompetencijas, sąžiningai, garbingai dirbai, turėjai gerus ketinimus, gerus motyvus ir dėl to tau pavyko gauti geresnės pareigas, geresnį atlygį, galbūt net ir su tuo tikslu, kad tu dar labiau mokytumėsi atiduoti. Atiduoti kitą kartą per auką, paskirti tai, tiesiog daugiau gavai, daugiau atidavai, pasidalinai. Su tuo, kas tau yra svarbu. O to tam tikrai galima rasti puikių progų, yra puikių bendruomenių ar kažkokių tai reikalų, statomų bažnyčių, kūriamų meno parodų, našlaičių vaikų, vienišų mamų. Žmonės, kurie ieško, tikrai susiranda, kai tik iškeliai tikslą, kad noriu kažkur skirti tą savo materialią energiją sukauptą, noriu pasidalinti, tik iškelų klausimą, minčių ateis toj pat. Aš tada norėčiau dar taip antrinti iš tikrųjų, kad keičiantis sąmoningumui keičiasi tiek ir darbo kokybė, atliekamo darbo kokybė, tiek ir tas noras dalintis.
Iš tikrųjų jisai auga ir atrandi labai gražių formų, būdų, kaip dalintis, atrandi, kam reikia tavo pagalbos. Ir dar sugrįžčiau prie tos vertybių ir finansinės karmos, kurią kaip tik Rimantas paminėjo. Ji iš tikrųjų formuojasi mums gyvenant, bet kuri mintis ar poelgis, kaip ir mūsų uždirbti pinigai ar ne, kuria tą finansinę ir vertybių karmą. Tai ji gali būti arba gera, arba prasta. Ir kuo skiriasi tada ta gera vertybių karma nuo prastos? Kokios žmogaus savybės ar koks jo elgesys labiausiai ir parodo, kad jisai turi tinkamą vertybinį pagrindą arba visiškai jo neturi? Gal Rimantai jūs šitą praskleist galėtumėt? Vertybių karma gera yra tada, kada, aišku, matome mes pirmiausia žmogaus darbuose. Kada, kaip pati ir minėjai, kada žmogus kokybiškai atlieka savo pareigas, skiria laiko ir ne tik materijai, skiria laiko ir dvasiai, skiria laiko kolektyvams, bendruomenėms kažkokioms, galbūt rūpinasi ir plačiau, ir kokiais tėvynės reikalais. Gera karma ir pasimato pirmiausia, kada matome žmogaus elgesyje, gyvenime darna, materijos ir dvasios darna. Tada, aišku, tai parodo, aišku, ir jo buitis, gyvenimas, galbūt nebus, tai labai tas gyvenimas materialiai gerai aprūpintas, bus, bet žmogus turės tikrai pakankamai pajamų savo buitiniams dalykams ir savo pomėgiams, savo sielos poreikiams tenkinti. Bloga karma vertybių, tai kada žmogus susipainioja vertybėse, kaip mes ir kalbėjom, fiksacija į materiją, mintis daugiau ir gyvenimo tikslas yra turtas, materialės gerybės ir kaip kalbėjau apie pinigus, bet kokią kainą, svarbu praturtėti, svarbu turėti. Tai rodo žmogaus nesupratimą, vertybių dėsnių nesupratimą. Dėl ko tai vyksta? Tai vėlgi daugybė faktorių veikia čia ir auklėjimo šeimoje. Kai kokie pamatai buvo sudėti, labai svarbu šeimoje. Po to, aišku, kokie buvo draugai gyvenime, kokie labai svarbu gyvenime. Aišku, jeigu koks autoritetas pavyksta sutikti žmogui, autoritetą ar dvasinį vedlį, labai tai yra gerai todėl, kad gyvas pavyzdys vis dėlto veikia stipriau, nes ir skaitant daug knygų ir vaikštant seminarus, tos žinios yra teorinės ir galbūt kartais tiesiog jos dar taip nesuteikia tokio sąmoningumo, nesuteikia tokio, sakykime, noro daryti kažkaip kitaip, iš esmės keisti gyvenimą. Galiu net savo pavyzdžių pasidalinti, kad kai aš pradėjau domėtis dvasiniu gyvenimu, ten pradėjau skaityti knygas, į seminarus važinėti ir tam nemažai laiko skirdavau, bet viskas tai buvo teorija ir didysis pasikeitimas mano gyvenime, sakykime, įvyko toks, kai aš sutikau, dėkoju aišku likimui, kai sutikau savo gyvenime Audronį ir Petrą Ilgevičius. Ir tada, kad teko man čia atvažiuoti į šitą sodybą, kur mes šiandien randamės, Audronis ir Petro Ilgevičių, nes sakralinių statinių išlaukų akmenų šiek tiek padėti Petrui prie statinių statybos. Tada įvyko mano, kaip ir minėjau, pasikeitimas, kadangi aš pamačiau gyvą pavyzdį, pamačiau mokytoją savo vedlį Petrą, pamačiau jo darbus, jo gyvenimą ir tai
mane įkvėpė. Tai pamačiau, kad tai realiai galima, ne knygose yra, kad galima taip suderinti dvasią ir materiją. Ir kas, vėlgi aš galbūt ir kai ką pakartosiu, nes mūsų tema tai yra dvasios materijos dermė. Kai atvažiavau šią sodybą, taip, ir prieš tai esu buvęs vienose, kitose sodybose, kur buvo statiniai, bet kai atvykau čia, kažką radau kitą. O tas kito buvo, kad tvarka ir harmonija materijoje. Žolytė nupjauta, akmenukai stovi labai harmoningai, teisingai, jie nepakrypė, nepasvyrė, jie švarūs, nuplauti. Ir kadangi Petras kaip mokytojas, pirmiausia, pažinau, ten buvau paskaitos klausyti jo, tai įsivaizdavau, kad jis yra toks dvasinis mokytojas, kuris daug meldžiasi, daug skaito knygų, veda seminarus ir daug laiko skiria dvasiniams dalykams. Ir tada pamačiau, kad anaiptol klaidingas įspūdis mano buvo. Pamačiau, kad labai Petras daug skiria, kaip skiria ir materija daug dėmesio, ir materija viskas daroma labai tvarkingai. Nes kartais atrodo, kad jau galbūt mes materiją šiek tiek galima apleisti, kada mums čia dvasia labai laukia, reikia čia ir čia bėgti, ir čia skaityti, ir čia važiuoti į šventas vietas. Ir pamačiau, kad visi darbai, materija kuriame iš lėto, tvarkingi ir su didžiulė meilė ir atsakingumu. Petras kaip sakydavo, sako, o kaip mes galim kitaip dirbti, jeigu mes savo darbą aukojam kūrėjai. Tik kokybiškai, mes negalim daryti atmestinai. Tai vat, man tikrai irgi toks buvo supratimas, toks naujas supratimo momentas, kad materija yra svarbi ir darbai materijai irgi yra svarbus. Ir jie turi būti atliekami kokybiškai ir taip ir. Kaip sako, kad materija yra dvasios manifestacija, tiesa. Taip, taip. Tai turime ją tokią atitinkamai pagarbiai ir palaikyti. Taip, nes kuo daugiau su meilė bus tas kūrinys, kaip sakant, dvasiai manifestuota žemė, kuo bus daugiau su meilė, tvarkingai, teisingai padaryta, tuo švaresnės energijos bus pritraukta. Toks ir tikslas ir buvo viso statinių statymo, kad būtų galima pritraukti kuo švaresnės dvasinės energijos. Kad jeigu mes daugiau pritrauksime švarios dvasinės energijos, to jinai toliau sklis. Tai vat, pavyzdys buvo man, karmos teisingos, vertybinis supratimo, taip ir darbuose, ir mokymuose, labai daug gauta buvo naudos, labai buvo daug praktinių patarimų. Tai ir padėjo ir man labai tais augti ir labiausia, kuo aš džiaugiuosi, tarnystės, suprasti tikrosios tarnystės prasmę ir esmę, bet gal čia kitas klausimas jau. Aš tik labai noriu, Rimai, kadangi ir pati mokiausi iš Petros ir buvo nuostabus pasakyti žodžiai, iš tikrųjų, kurie man labai tą vertybių tinkamą stuburo suformavimą duoda, kad dėkingumas atveria net ir uždarytus vartus. Man taip jie giliai į širdį tie žodžiai įsirašė ir ne kartą buvo sakyta, kad iš tiesų, jeigu tu esi dėkingas už kad ir mažiausią dalyką tau padarytą, žodį pasakytą, tu padėkoji taip, kaip gali, taip, kaip sugebi, kartais galbūt tik širdyje padėkoji, o kartais pasiūlydamas iš tiesų tai, ko reikia, kokiam išmintingam senoliui, kuris jau negali fiziškai kažkuo pasirūpinti ar ne, tai padedi jam. Ir tavo supratimas keičiasi. Ir tai yra esminiai tie dalykai. Ir man atrodo, kad tai yra tos vertybių karmos, geros vertybių karmos kūrimasis per tą dėkingumą. Be abejo. Ką norėjau dar pridurti, taip, čia labai teisingai, čia dėkingumas
labai svarbus yra požymis teisingos vertybių karmos supratimo. Ir dar, vat, ką Petras savo laiku pasirodo, dalinosi su žmonėmis ir aš tą vėliau išgirdau jau, kad netgi patį pinigėlį, kaip tu jį laikai savo piniginėje, irgi yra svarbu. Tai reiškia tvarkingai laikyti net ir tą finansinį ekvivalentą, kurį mes turim. Tai aš, kaip sakant, dabar kruopščiai net ir kampukus visus sulyginu, gražiai pinigėlius padedu, nes turi būti ir čia pagarba. Tai va toks visapusiškas iš tiesų mokymas apie tai, kaip tuos dalykus susitvarkyti gražiai. Arba apie dėkingumą. Čia palėtėm tą temą, čia ir toliau esame teisingos vertybės, karmos supratimo požymis yra. Dėkingumas, matot, kažkaip už materialius dalykus, sakykime, ar kažkokius tai pagalba materialė, ar kažkoks psichologinis, ar ten, sakykime, kokia daugiau tokia akivaizdžia pagalba, kažkaip dar mes suprantame, atsidėkojam, kažkuo atsilyginame, bet yra dar dėkingumas už tuos dvasinės dovanas, už dvasinės vertybės. Ir kartais galbūt čia pritrūksta sąmoningumo, kad čia irgi dovana ir kad čia irgi reikia atsilyginti, kad tekėtų būti teisinga apyvarta tarp dvasios ir materijos. Ir kartais neįkainojama dovana. Bet taip reikia to priaugti ir suprasti, kad neįkainoma, nes iš tikrųjų, kad ir kai kuriuose dvasinėse šito grupėse yra toks, būna, sakykime, kai kurios žmonės toksai, tokia nuostata, kad jeigu aš jau kažkur esu dvasinė grupė, jau esu dvasingas, tai daug ką aš turiu gauti nemokamai, taip sakant, nemokamai, kadangi aš turiu augti ir tie mokytojai turi gauti, reiškia, gauna nemokamai, jie įsivaizduoja, kad gauna nemokamai tas žinias ir reiškia, turi nemokamai dalintis. Tai ir tada yra galbūt iš to išeina supratimas, kad už dvasinės dovanas, kokias dovanas, kaip ir Andrius čia minėjo, tai už supratimą, gautą supratimą didžiausią dovaną, kaip ir nereikia atsilyginti galbūt. Sakant, tai nematoma, nematau, bet tai čia yra irgi didelė klaida, nes tai rodo nesupratimą, kaip jūs sakėt, vertybių karmos. Už dvasinius dalykus taip pat yra atsilyginama. Aišku, kai kurie mokytojai už seminarą, sakykime, ar už konsultacijas, kai kada pasako savo įkainius. Bet aišku, tie įkainiai būna kartais labai juokingi, daugiau jie būna ne už tą gautą dovaną, bet iš tikrųjų už tai, kad laiko ekvivalentas įvertinimas, kad žmogus skiria jų laiką konsultacijai ar pokalbiui, vietoj to, kai jis galėjo atlikti žymiai svarbesnius darbus pagal savo paskirtį. Tai vat, o kartais mokytojai neįvardina. Tiesiog palieka aukoti. Ir čia reiškia būna, kad čia mums pritrūksta sąmoningumo, kai ką reiškia neprašė ir nereikia. Reiškia, galbūt ir aš neprivalau atsilyginti. Tai teisingas karmos pratimas sako, mokino, kad už dvasinės dovanas irgi turi būti atsilyginama. Tai ar materialiai, o jeigu materialiai nėra galimybių, sakykime, šiuo metu sunkiau, tai galbūt kažkokia paslauga, padėti kažkokiu darbu, nes paprastai dvasiniai mokytojai, sakykime, ar tikri šventikai, jie tikrai neturi laiko. Jie gali daug ką padaryti patys, bet paprasčiausiai neturi laiko buitiniams dalykams, nes jie turi daryti tos darbus, kuriuos turi daryti savo srityje. Todėl labai dažnai pagalba buityje kažkokia paslauga ir būna be galo vertinga. Taip, kad išeitų, kad nepadėkodamas tu kaip ir uždarai savo tą dvasinės energijos pritekėjimą. Tikrai taip. Gal net ir materialios energijos pritekėjimą, ar ne? Taip, nedėkingumas uždaro, mes uždarom energijos apytaką, nesupratdami šito dėsnio, taip. Dar papildyčiau Rimą su pačia savoka. Jau išskyrėm, kad yra, reiškės, materialios vertybės, kurias susikūrėm savo darbu, kad yra dvasinės vertybės, kurias irgi per savo nuoširdumą ir atitinkamus darbus nusipelnome. Ir vis naudojam žodį karma. Labai gražiai buvo paaiškinta, ką tai reiškia lietuvių kalboje. Tai yra supratimas. Gera karma yra supratimas, prasta karma yra geras supratimas, prasta karma, blogas supratimas arba to supratimo nebuvimas. Kaip tada atrodo per finansinę tą karmą?
kuri veikia per priežasties pasekmės dėsnį, kaip senoliai sakydavo, ką pasėsi, tą ir pjausi, ką sukūrėm, tą ir patiriame. Tai jeigu, reiškia, skaitome, kad žmogus siela gyvena ne vieną kartą, tai jeigu kažką tai sukūrėme praeitose gyvenimuose, nenustebkim, kad šiame gyvenime mums tenka patirti to pasiekmes, kas buvo sukurta anksčiau. Ką tai reiškia? Matome vienus žmonės, kuriem vis nesiseka ir mes, atrodo, labai lengva priklijuoti tą jo bloga finansinė karma etiketę. O kodėl taip yra? Tai reiškia, yra priežastis, kurios jisai galbūt ne vieną gyvenimą, galbūt daug gyvenimų nesupranta ir dėl to neįveikęs to uždavinio, neišsprendęs uždavinio, jisai neprieina prie tos materialios energijos. Vadinasi, reikia ieškoti priežasčių, o kągi aš turiu suprasti, ką aš turiu išmokti, kad man tai pagerėtų. Ir atvirkščiai mes matome žmonės, kurie turi kitą kartą gerą finansinę karmą, jiem atrodo nieko čia labai daug ir galbūt nesistengia, bet jam kažkaip sekasi, viskas gerai ir gerus darbus gauna ir gerą atlyginimą uždirba ir gražiai galbūt savo gyvena. Tai yra gera finansinė karma. Svarbu jos nesusigadinti, nes kaip jinai tada kuriasi ta gera arba bloga. Reiškia, mes švaistydami, nes, sakykime, netinkamai išleisdami tuos uždirbtus pinigus, gerai dar jeigu tai savo pinigai, bet rodydami nepagarbą, išvaistydami juos, naudodami neaukštesniems tikslams, o tiesiog primityviai išmėtydami buičiai, mes tokiu būdu apsunkinam savo finansinę karmą. Ir jeigu, sakykime, ta spiralė susukta, reiškia, gerų darbų, ta skrinelė mūsų išsinaudoja, gali ateiti diena, o taip kartais ir būna. Matom per savo draugus, pažįstamų, kai kažkada viskas žmogui buvo gerai gyvenime ir staiga turėjo liepto galą. Reiškia, geri dalykai baigėsi, o dabar reikia sustoti, atsigręžti ir galbūt kažką tai keisti savo gyvenime. Tai vieni jau šitam gyvenime susigadina, kiti ateina ir tiesiog nuo pat vaikystės turi blogą. Ta sunkiai, pavadinkim, finansinė karma, vadinasi, jiems reikia ieškoti to supratimo, keisti. Pavydo reiškimas šiuo atveju apsunkintų dar labiau ir dažnai būna, kad tie žmonės neturi ir pavydi. Kartais neigia. Tas neigimas irgi yra to nesupratimo pasiekmė. Ir jeigu tik žmogus atsigręžtų ir pagalvotų, o ką aš galiu padaryti, kad būtų kitaip. Galbūt daugiau dirbti, ugdytis profesionalumą, stengtis, uždirbus, sakykime, dalintis, aukoti, įeinant į tą teisingą finansinės energijos, materialios energijos kūrimo, tą ciklą teisingai įeinant ir pradedant daryti darbus, jam atsivers kiti dalykai, tada jis prie sekančių ir taip galbūt ją susitvarkys. Tai skolų netidavimas, visi matom, kad, sakykime, būna kažkas pasiskolina ir netiduoda, paskiau tu gaudyk ten kaip vėjo laukuose. Reiškias, prarandi savo energiją ieškodamas, užstringi, reiškias, o tas žmogus tokiu būdu susikuria blogą finansinę karmą. Net kitą kartą girdim, kad tarp tų dvasingų žmonių sako, aš jam netiduodu, nes praeitą gyvenimą jis man buvo skolingas, labai bepigu taip nurašyt. Ar tu žinai? Ar tu karmos valdovų buvo informuotas apie tai, kaip ten iš tikro buvo? Tai čia tokios manipulacijų tema, apie ką vis kalba, manipulacijos, tai ir šitoj vietoje žmonės labai lengvai manipuliuoja, praeitą gyvenimas man buvo skolingas, aš jam dabar netiduosiu. Tai čia yra dar savo to nesupratimo apsunkinimas, žmogus, reiškia, rodo, kad aš dar labiau nesuprantu, reiškia, dar labiau uždarau savo kelią į tą finansinę galbūt sėkmę, į švaresnę finansinę karmą. Vien per skolų netidavimą. Per giminaičių, sakykime, turtą kitą kartą, žiūrėkit, paveldi žmonės turtą, išlošia loterijose ir kitą kartą jie tiesiog dar buvo nenusipelnę galbūt, arba atvirkščiai priejo tą kryžkelę, kai jam įvykdomas patikrinimas. O kaip tu elgsies? Gavai daug palikimą arba išlošiai loterijoje. O ką tu su tuo darysi? Tai žiūrėkit, žmonės būna, kad vėjas viską paleidžia ir per kelis metus dar sugeba į skolas įlįsti. Išdalina, išmėto ir lieka be nieko prie suskilusios galvą. Tai iš dalies būna tiesiog neišlaikytas egzaminas, patikrinimas energija. Nes tu galėjai su tuo teoriškai tu galėjai sutvarkyti ir savo, ir kitų gyvenimus. Daug ką galėjai pakeisti, bet dėja to nepadarei. Tai Andriau, ir palėtėm tą tokią temą ir klausimą galbūt, kai kam labai svarbu. Kokiegi yra esminiai dalykai ir ką galima patarti žmogui, kuris skundžiasi, kad jis neturi pinigų arba kad jisai negauna tiek, kiek būtų vertas. Kągi jam galima patarti iš tiesų? Apibendrinus, ką mes kalbėjom. Be abejo, čia mes jau beveik gal netiesiogiai pasakėm, be abejo, pirmiausia, žmogus, kaip ir pati minėjai, turi sukurti save, o žmogus pirmiausia turi
įgyti specialybę, turėti tikslą gyvenime, įgyti specialybę, tobulėti pastoviai, nepavydėti kitiems, kaip sakant, negvieštis svetimo turto, o stengtis laiko savo sąžiningų darbų sukurti. Ir visada einant tuo keliu ateina sėkmė ir ateina finansai. Taip, bet reikia siekti. Reikia ir valiai jungti. Tinginys čia nepadės. Reikia kantriai, nuosekliai, sąžiningai, jungus valią siekti ir sėkmė vienokia ir kitokia tikrai ateis. Jau neneigti materijos, joje dirbti, kada reikia. Kurti ją. Jo, sakyčiau, tam, kad tai įveikti visiems, kas yra svarbiau, ar materialios vertybės, ar dvasinės vertybės. Ir kartais vadinu bendražmogiškomis vertybėmis. Ir jeigu žmogus iš tikro bando remtis, net sunkių laikų, kai jam iš tikro yra sunku, jeigu jisai remiasi bendražmogiškomis, o tai ir yra dvasinės vertybės, per jas jis gali prieiti prie tam tikro supratimo. Tas supratimas jam atveria kelią kažką daryti kitaip. Darydamas kitaip, pasijungęs valią, kaip Rimas sakė, valingai dirbdamas, jisai prieis prie, bent kokio atveju, net vien daugiau dirbdamas, vien tiesiog fizinio darbo daugiau dės, tu jau turėsi kitokį dalyką. Į tai įdėjus, reiškia, tą nuoširdumą dirbamo darbo, kad tą darbą nori padaryti kokybiškai, profesionaliai, dar didesnio, sakykime, supratimo gali nusipelnyti. Ir taip laiptelis po laiptelio kiekvienas supratimas gali atverti vis platesnius klodus ir taip prieiti prie to išsivalymo, pirkimo kažkokio tai. Čia dar žmogui tikrai galėtų padėti, sakykime, astrologinės žinios, kreiptis į profesionalų antropoteosofinį, reiškia, astrologą, kuris horoskopę galėtų tikrai matyti žmogaus, dėl ko, kokie nesupratimai, kokie pažeidimai jam trukdo prie to prieiti. Ir žmogus galėtų tai įveikdamas tiesiog tai ir pakeisti, nes tu gali labai įdėti pastangų, bet ne visai ten, kur jų reikia, nes iš tikrųjų svarbu žinoti, nes taip ir klausia žmonės, o ką man daryti? Tai kad žinot, ką daryti, kartais bendrųjų taisyklių neužtenka, čia sakau, tikrai gali padėti astrologas, kuris pamatytų tuos dalykus ir tikrai galėtų žmogui patarti, kaip jam, kuriuose, kaip sakyti, sferose, kur jo nesupratimas, ką reiktų daryti kitaip, kad tas supratimas būtų ištaisytas ir ateitų supratimas ir taip jisai galėtų augti. Dar, Andriau, tik pridursiu, man atrodo, kad jeigu net patį sunkiausią darbą gavus jį darysi nuoširdžiai, priimdamas, kad dabar yra taip, bet aš atsakingai iki galo atlieku šitą darbą ir nekursi tokio, gal pavydo, pykčio jausmo, kad kažkas turi daugiau ir geriau negu aš, bet tiesiog nuoširdžiai dirbsi ir iki galo ir gerai darysi tą darbą. Man regis, anksčiau ir vėliau ateis kiti darbai. Ateis darbai, kurie gal nereikalaus tokių alinančių ar ne sąlygų, bet bus paprasčiau, susidarys sąlygos augimui. Nuolankumas, tokiose situacijose nuolankumas nuolankiai priimti, kad dabar man yra taip, jeigu aš suprantu, jeigu aš dar galėčiau suprasti, už ką man taip. Kaip sakyt, kaip sakė vienas, reiškės, lektorius, jeigu mes sužinotume, už ką mums tai mes sakytume, Dieve, dėkoju, kad tik tiek mažai. Nes mums kitą kartą reikia tiek nedaug, kad mes kažką tai suprastume. Jeigu mums kiekvieną mūsų polygių viens prie vieno būtų atlyginama, mes tiesiog nepakeltume turbūt to. Tai kitą kartą mums uždeda tiesiog daug lengvesnė tą naštą, tokią, kokią mes tikrai galime pakelti, nieks didesnio kryžiaus neuždeda, negu žmogus gali pakelti. Tai tiesiog nuolankumas priimant taip, noras kažką pakeisti tame, ieškant supratimo, nuoširdumas visuomet padeda. Bendraminčių ieškojimas, klausimų kėlimas, kaip aš sakau, kelk klausimus ir visuomet ateis atsakymas. Troleibuse per petį išgirsta žodis, kažkokia tai knyga, kolegos patarimas, kelk klausimus ir kūrėjas ras, kaip tau atsiųst atsakymą. Visiška tiesa. Žinot, pačiai pabaigai noriu paskaityti Astrėjos Antropoteosofijos 3 tomo citatą,
šiame tome beje nuostabiai praskleista yra energijos mainų tema ir kartu materialiosios energijos. Gražiai apibendrina tiesiog visą mūsų nagrinėtą temą. Pradžioje, kad kažką galėtų sukurti, žmogus privalo sukurti save patį. Taigi jis turi pažinti savo stipriasias ir silpnasias puses, kad atitinkamai vystytųsi. Jis turi žinoti, ko nori gyvenime ir ką sugeba, taip pat realiai įvertinti, ar norai sutampa su galimybėmis. Toliau jis turi mokytis. Šitaip kryptingai kuriamas vidinės energijos potencialas. Norisi savo ir visiems iš mūsų palinkėti taip nuosekliai eiti šitą kryptim. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū. Ir iki kitų susitikimų. Iki. Sudie. Iki.